Geriausias vaizdas buvo padarytas spalio 2-ąją HiRISE kamera esančia Mars Reconnaissance Orbiter zonde. Deja, diskutuojama, kad dėl vyriausybės veiklos sustabdymo spalio 29 dieną 2025 metais, kai Atlas artėjo arčiausiai mūsų žvaigždės, pasislėpęs nuo mūsų regos, bet matomas iš kosmoso Saulės observatorijų, įvyko kažkas, kas turėtų būti fiziškai neįmanoma. Ir kai sakau neįmanoma, neperdedu. Kalbu apie tiesioginį fizinių fundamentalių dėsnių pažeidimą. Atlasas pasidarė mėlynas. Ne šiek tiek mėlynas, ne su melsvais tonais, intensyviai, neįtikėtinai mėlynas, mėlynesnis nei pati mūsų žvaigždė. Kad suprastumėte šio atradimo mastą, leiskite paaiškinti, kodėl tai kelia nerimą. Objektui, kuris turėtų būti 20 kartų šaltesnis už Saulės paviršių ir spinduliuoti daugiau mėlynos šviesos nei mūsų žvaigždė, yra tiesioginis termodinamikos dėsnių pažeidimas. Šalti objektai neišspinduliuoja daugiau mėlynos šviesos nei karšti objektai. Tai nėra spėlionė ar tendencija. Tai yra fundamentalus dėsnis, kuris valdo, kaip medžiaga sąveikauja su energija visoje žinomoje visatoje. Duomenys gauti iš kelių nepriklausomų šaltinių, todėl absoliučiai neįmanoma jų atmesti kaip instrumentinės klaidos ar kalibravimo gedimo. Stereo A kameros HI1 ir Core I2 instrumentai abu užfiksavo pamėlynavimą su spektroskopiniu tikslumu. Soho ir Lasko C3 koronografas tai nepriklausomai patvirtino. GOU-19 orų palydovas, kuris stebėjo Saulės aktyvumą, kritinio lango metu užfiksavo tą patį neįmanomą mėlyną švytėjimą. Tai yra instrumentai sukurti skirtingų komandų, valdomi skirtingų agentūrų, apdorojantys duomenys visiškai skirtingais kanalais. Jie visi matė visiškai tą patį. Ir tai, ką jie matė, prieštarauja viskam, ką manėme žinantys apie tai, kaip turėtų elgtis užšalę objektai iš tarpgalaktinės erdvės. Kaip daktaras Avi Loebas iš Harvardo tiesiai šviesiai pasakė savo analizėje. Tam, kad šis objektas atrodytų mėlynesnis nei mūsų žvaigždė, tai prieštarauja pagrindiniai termodinamikai, kaip šalti kūnai sąveikauja su žvaigždžių spinduliuote. Dulkės turėtų atspindėti išsklaidytą Saulės šviesą. Atlaso paviršius turėtų būti maždaug 20 kartų šaltesnis nei Saulės fotosfera, todėl spalva turėtų būti raudonesnė nei mėlyna. Vienintelis natūralus paaiškinimas būtų vidinis energijos šaltinis. Bet koks šaltinis tai būtų? Ir kodėl jis aktyvuotųsi tiksliai perihelio momentu, kai Atlasas buvo arčiausiai mūsų žvaigždės ir pasislėpęs nuo Žemės stebėjimo. Pagreitis, kuris nepaklūsta paaiškinimams. Bet neįmanoma mėlyna spalva buvo tik dalis istorijos. Kai Atlasas patyrė neįtikėtiną spalvos transformaciją, už mūsų žvaigždės vyko kažkas kita. Kažkas, kas gali būti dar svarbiau mūsų supratimui apie tai, ką iš tikrųjų stebime. Davidas Farinoja iš NASA reaktyvinio varymo laboratorijos navigacijos inžinierius turintis matematikos daktaro laipsnį iš Pizos universiteto aptiko negravitacinį pagreitį perihelio metu. Ir mes nekalbame apie mažą iškraipimą. Mes kalbame apie 135 km per dieną kvadratu radialinės traukos kryptimi nuo mūsų žvaigždės plius 60 km per dieną kvadratu skersinės traukos statmenai Saulės krypčiai. Tai nėra nereikšmingos jėgos. Tai nėra statistinis triukšmas paslėptas paklaidose. Tai yra realus išmatuojamas kryptinis variklis atsirandantis būtent ties 1,36 astronominių vienetų nuo mūsų žvaigždės, ties periheliu artimiausio priartėjimo momente, kai mes negalėjome matyti, kas vyksta. Kometos natūraliai įsibėgėja visą laiką dėl to, ką vadiname raketos efektu. Sublimuojantis ledas sukuria dujų sroves, kurios stumia kometą kaip mažyčiai raketiniai varikliai. Tai visiškai normalu ir tikėtina, bet štai kuo Atlas skiriasi ir kodėl šis atradimas neleidžia užmigti kai kuriems geriausiams pasaulio fizikams, norint pasiekti 135 km per dieną kvadratų pagreitį dėl įprasto raketos efekto, dėl normalaus dujų išmetimo ir sublimuojančio paviršiaus, Atlas turėtų prarasti masę. Avi Loebas atliko analizę. Visi mąstė, bet dvejojo publikuoti, naudodami judesio kiekio tvermės dėsnį, vieną iš labiausiai fundamentalių fizikos dėsnių. Loebas nustatė, kad tokio dydžio ir masės objektas, koks yra Atlasas, norėdamas sugeneruoti tiek traukos, turėtų prarasti maždaug 10% savo visos masės per mėnesį. 10%, įsidėmėkite tai. Tai nėra švelnus ledo kristalų garavimas erdvėje. Tai katastrofiškas masės praradimas. Tai iš esmės sprogstanti kometa, išmetanti milijardus tonų medžiagos ištisinių dujų uraganų, kuris turėtų sukurti didžiulį ryškų absoliučiai nepainiojamą dujų ir dulkių debesį aplink branduolį. Debesis, kuris turėtų būti matomas visoje Saulės sistemoje. Debesis, kurį turėtų lengvai aptikti kiekvienas teleskopas, kai Atlas pasirodys lapkričio mėnesį.
Kaip Loebas aiškiai pareiškė savo prognozę, mes turėtume pamatyti tankų dujų debesį aplink jį lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Ne galbūt pamatysime, o turėtume pamatyti. Nes jei negravitacinį pagreitį sukelia natūralus kometos dujų išmetimas, tada fizikos dėsniai, ypač judesio kiekio tvermės dėsnis, reikalauja, kad šis debesis egzistuotų. Tai nėra neprivaloma, tai nėra neaišku. Ir jei mes nepamatysime to debesies, kai atlasas pasirodys lapkričio mėnesį, pagreitis negali būti natūralus. Kažkas kitas turi sukelti tą trauką, kažkas, kas neapima didelio medžiagos išmetimo, vaizdai, kurie dingo. Ir čia mūsų istorija pasuka visiškai nuviliantį posūkį link biurokratinio absurdo. Būtent tada, kai Atlas darė svarbiausius stebėjimus per visą savo kelionę per Saulės sistemą. Kai pagaliau turėjome galimybę gauti didelės raiškos duomenis, kurie galėtų galutinai išspręsti jo prigimties klausimą, vyriausybės biurokratija įsikišo blogiausių įmanomų būdų. 2025 m. spalio 1 d. Jungtinių valstijų vyriausybė prarado finansavimo įgaliojimus. Kelioms agentūroms, įskaitant NASA, teko priverstinai išleisti neesminį personalo atostogų. Mokslinės operacijos buvo tęsiamos, kur įmanoma, bet komunikacija nutrūko, pranešimų spaudai išleidimas sustojo. Duomenų dalymasis drastiškai sulėtėjo. Ir kitą dieną spalio 2 Atlasas praskrido vos už 30 milijonų kilometrų nuo Marso, arčiau nei Marsas kada nors buvo priartėjęs prie Žemės per visą žmonijos istoriją. HiRISE didelės raiškos vaizdavimo mokslo eksperimentas esantis NASA Mars Reconnaissance Orbiter zonde. Tai yra kamera, kuri gali atskirti 30 cm dydžio objektus iš 300 km aukščio virš Marso. Kamera, kuri nufotografavo griaunančias lavinas, dulkių velnius, metančių šešėlius parašiutus ir nusileidimo platformas marsaigių, kurie nusileido prieš dešimtmečius. Nukreipta į objektą esantį už 30 milijonų kilometrų, ši kamera galėjo pasiekti maždaug 30 km pikselių raišką. Palyginimui geriausiai mūsų Atlaso vaizdai iš Hubble ir Keck turėjo 3 kartus blogesnę raišką. Šie vaizdai buvo padaryti. Keli tyrėjai patvirtino, kad HiRISE buvo pavesta stebėti Atlasą Marso praskridimo metu. Geometrija buvo palanki. Nukreipimas buvo galimas. Stebėjimas buvo sėkmingai atliktas, o paskui vaizdai dingo į biurokratinę tuštumą, kurią sukūrė vyriausybės veiklos sustabdymas, prasidėjęs spalio 1 dieną ir trukęs savaitės. Avi buvo atvira šio klausimu keliuose interviu. Per savo pasirodymą Joe Rogan's Experience savo rašytiniuose pareiškimuose interviu su keliais naujienų kanalais jis aiškiai pareiškė, kad prašė prieigos prie šių vaizdų. Jis tiesiogiai susisiekė su HiRISE pagrindiniu tyrėju, negavo atsakymo, kreipėsi dar kartą. Vis tiek nieko. Vaizdai egzistuoja. Jie yra serveryje kažkur NASA duomenų kanale, bet jie nebuvo išleisti. Jie nebuvo paviešinti. Jais nebuvo pasidalinta su mokslo bendruomenė, kuri desperatiškai nori juos pamatyti. NASA nepatvirtino šių vaizdų egzistavimo. Jie taip pat nepaneigė. Jie nesakė absoliučiai nieko. Loebas pavadino tai kvailystę. Neteivių įrodymai neslėpimas, o elementari žmogaus nekompetencija trukdanti atrasti. Visą tai nerūpi vyriausybės veiklos sustabdymai. Mokslas nesustoja, jei politikai negali susitarti dėl išlaidų įstatymų. Mokslinis karas, Loebas prieš establishmentą. Šie atradimai sukėlė pilietinį karą astronomijoje, kuris peržengė Atlaso ribas. Tai yra fundamentalus mūšis dėl to, kaip mokslas turėtų reaguoti į anomalijas. Kiek svorio skirti mažai tikėtiniems paaiškinimams ir ar galimybė atrasti kažką išties revoliucinio pateisina reputacijos riziką būti nepataisomai klaidingam. Brianas Kochas, fizikas ir mokslo komunikatorius, nedviprasmiškai išsakė savo poziciją. Atlas yra kometa sudaryta iš anglies dioksido ir vandens, ledų bei kitų dalelių. Jis turi nuspėjamą orbitą, jis praskries pro mūsų žvaigždę ir toliau dreifuos per galaktiką. Spekulacijos apie ateivių kilmę jo žodžiais yra nesąmonė. Tai sensacionalizmas. Tai klaidinimas visuomenės apie tai, kaip veikia mokslas ir ką iš tikrųjų rodo įrodymai. Loebo atsakymas buvo toks pat tiesioginis ir daug aštresnis. Kochas yra kaip urvo gyventojas, kuris randa telefoną ir vadina jį tiesiog akmeniu. Tikri mokslininkai žaidžia aikštelėje vadovaudamiesi duomenimis, o komentatoriai sėdi nuošalyje ir kartoja populiarumo konkursus. Tačiau saugios pozicijos neveda prie revoliucinių atradimų. Jos veda prie to, kuo jau tikime, patvirtinimo.
Tačiau Loebas teigia, kad kai turi 9 dokumentuotas anomalijas tame pačiame objekte, kai bendra tikimybė, kad visos šios anomalijos atsirado natūraliai, nukrenta žemiau tam tikros ribos, tu turi mokslinę pareigą apsvarstyti alternatyvas. Net alternatyvas, kurios skamba kaip mokslinė fantastika. Duomenys įstrigę kosmose. Šiuo metu kosmose skraido erdvėlaivis, kuris jau matė viską, ką mes laukiame atrasti. Zondas JUICE Jupiter Ice Moon Explorer atliko savo atlaso stebėjimus lapkričio 2-25 dienomis 2025 metais. Keli instrumentai – kameros, spektrometrai, dalelių jutikliai. Erdvėlaivis buvo puikiai išdėstytas stebėti kometą iš karto po perihelio kritinio lango metu, kai bet koks didelis dujų išmetimas dėl nepaaiškinamo pagreičio vis dar turėtų būti matomas, vis dar kurti ryškų ir plečiantį šiukšlių debesį, kuris būtų nepainiojamas duomenyse. JUICE jį matė, kad ir kas vyksta su atlasu šiuo metu, kad ir kokios būsenos jis yra, kai tolsta nuo mūsų žvaigždės, JUICE jau pamatė. Ir ar jis matė, kaip išsprogsta atlasas, ar tai buvo visiškai neįprasta forma, ar spalva dingo, ar jis elgėsi taip, kaip niekas negalėjo nuspėti, mes nežinome. Tai yra didelės raiškos duomenys, kuriuos visi desperatiškai norime pamatyti. Bet jie vis dar kelyje. JUICE nebuvo paveiktas vyriausybės veiklos sustabdymo, nes jis yra Europos kosmoso agentūros ESA misija. Jie atliko savo stebėjimus, jie tiksliai žino, ką rado, bet mes to nežinome. Ir tai ne dėl biurokratijos ar nekompetencijos ar slėpimo. Šis vėlavimas yra tiesiog fizinis erdvėlaivio padėties rezultatas. Šiuo atveju tai yra visiškai techninė priežastis. JUICE šiuo metu yra maždaug 2 astronominiai vienetai nuo Žemės ir tolsta. Tokio atstumo radijo signalams reikia maždaug 16 minučių keliauti į kiekvieną pusę. Erdvėlaivis naudoja savo pagrindinę didelio stiprumo anteną kaip šilumos skydą tam tikrose savo trajektorijos dalyse, o tai reiškia, kad jis turi naudoti mažesnę vidutinio stiprinimo anteną komunikacijoms. Vidutinio stiprinimo antena turi daug mažesnį duomenų perdavimo greitį. Viskas sulėtėja. Moksliniai duomenys yra prioritetizuojami ir eilės tvarka siunčiami. Stebėjimai yra perduodami tokia tvarka, kokia buvo padaryti. O kritiškiausia informacija siunčiama pirma. Tiems, kurie tik dabar atvyko prie atlaso istorijos, leiskite papasakoti visą šio nepaprasto objekto kelionę. Lankytojas iš kitos žvaigždžių sistemos, kuris perrašo mūsų supratimą apie tai, kas įmanoma. Atlas yra senovės artefaktas. Jis neva keliavo 6,5 milijardo metų. Jis atkeliavo iš maždaug 1500 šviesmečių atstumo. Galima sakyti, kad jis yra 3 milijardus metų senesnis nei mūsų Saulės sistema. Gimęs Paukščių tako galaktikos centre toli nuo mūsų žvaigždžių, jis yra pirmasis kada nors aptiktas kometos dydžio tarpgalaktinis objektas. Jis yra tarsi kapsulė, saugojanti medžiagas, kurios buvo sukurtos ankstyvoje visatoje. Norint įvertinti kosminę perspektyvą, kai atlasas pradėjo savo epinę kelionę per galaktiką, mūsų žvaigždės dar nebuvo. Žemė nebuvo susiformavusi ir gyvybė, kokią žinome, vis dar buvo tolima neįmanomybė. Per visus šiuos milijardus metų šis objektas keliavo per tarpgalaktinę tuštumą, išgyveno kosminę spinduliuotę, galaktinius magnetinius laukus ir gravitacinius susidūrimus su daugybė žvaigždžių sistemų. Pirmosios anomalijos. Nuo pat atradimo momento atlasas pradėjo atskleisti savybės, kurios prieštaravo visiems lūkesčiams apie tai, kaip turėtų elgtis tarpgalaktiniai lankytojai. Geometriškai įtartina trajektorija. Jo orbita buvo išlyginta su ekliptikos plokštuma, plokščiu disku, kurioje skrieja visos pagrindinės planetos mūsų Saulės sistemoje su tikslumu tik 5 laipsniai objektui. Atkeliaujančiam atsitiktinė kryptimi iš tarpgalaktinės erdvės šio sutapimo tikimybė yra tik 0,2%. Tai tarsi atlasas būtų sąmoningai pasirinkęs efektyviausią maršrutą aplankyti kelias planetas vienu praskridimu per Saulės sistemą. Kai dideli antžeminiai teleskopai pradėjo analizuoti atlaso spektroskopinę sudėtį, jie atrado kažką giliai nerimą keliančio. Objektas išmetė nikelį, bet be geležies. Gamtoje nikelis ir geležis yra absoliučiai neatskiriami kompanionai. Jie susidaro kartu masyvių žvaigždžių šerdyse, keliauja kartu per tarpgalaktinę terpę ir kondensuojasi kartu formuojant planetas ir kometas. Vienintelė žinoma šios visuotinės taisyklės išimtis pasitaiko pramoniniuose nikelio rafinavimo procesuose, konkrečiai karbonilo procesas, sukurtas XIX amžiuje, ir dominuojančios dujos išmetamos atlaso. Būtent angliavandenilio monoksidas, 87% visų stebimų lakų emisijų. Chemiškai anomali spalvų seka.
Liepa – raudona, normali tolimai kometai, kurioje dominuoja dulkės. Rugsėjis – žalia, normali CO2 emisijai. Bet atlasas turi nepaprastai mažą anglies grandinės molekulių kiekį. Spalis – neįmanoma mėlyna, kuri pažeidžia fundamentalią termodinamiką. 9 dokumentuotos anomalijos. Optimizuotas orbitos išlyginimas. Tik 0,2% natūrali tikimybė tokiam geometriniam tikslumui. Ypatingas greitis – 61 km per sekundę. Tai yra didesnis greitis nei bet kurios žinomos tarpgalaktinės kometos. Kryptinis pagreitis be kometos uodegos. Negravitacinė trauka perihelio metu. Nepakankama masė pagal numatomą išmetamųjų dujų kiekį. Chemiškai anomali CO emisija. Angliavandenilio monoksido lygiai yra 80 kartų didesnė nei tikėtasi. Nekontroliuojamas sukimasis perihelio metu. Mėlyno spalva, pažeidžianti termodinamikos dėsnius. Trūkstantys aukštos raiškos vaizdai žairais. Ir galiausiai lėtas JUICE duomenų perdavimas, kuris dar 3 mėnesius sulaikė raktinius duomenys nuo mokslo bendruomenės. Tai yra 9 nuoseklios nepriklausomai patvirtintos anomalijos, kurios prieštarauja bet kokiam žinomam natūraliam paaiškinimui. Bet yra gerų žinių. Po visos tylos ir biurokratinės nekompetencijos tiesos diena artėja. Tai bus kritinis langas – lapkritis. Atlasas pasirodo iš už mūsų žvaigždės maždaug 11 dieną. Tampa vėl matomas priešaušrio danguje. Žemai mergelė žvaigždynė. Jei jis vis dar bus mėlynas praėjus savaitėms po perihelio, tai reikš aktyvų energijos šaltinį, kuris nepriklauso nuo Saulės atstumo. Gruodžio 19 dieną maksimalus priartėjimas prie Žemės 270 milijonų kilometrų. Hubble, Webb ir daugybė antžeminių teleskopų visą savo dėmesį nukreips į šį lankytoją iš už. Pagaliau gausime reikalingus didelės raiškos duomenis. Pamatysime tikrąją spalvą su periskopiniu tikslumu. Išmatuosime spektrinės linijas ir nustatysime, kokios būtent molekulės yra ir kokiomis proporcijomis. 2026 vasarį JUICE duomenys pagaliau pasiekė Žemę, atskleidžiant galutinį vaizdą apie tai, kas įvyko po perihelio. Mes gausime faktus iš patikimiausio instrumento atsiųstus Europos mokslo bendruomenės. Nei lėtas duomenų perdavimas, nei NASA biurokratija negalės sulaikyti šios informacijos. Ji jau pakeliui. Iki gruodžio 19 dienos mes jau turėsime aiškius didelės raiškos duomenys. Ar atlasas bus apsuptas milžiniško dujų ir dulkių debesies, patvirtinančio natūralų išmetimą ir raminantį establishmentą? Ar jis bus keista ryški mėlyna dėmė be jokio kometos aktyvumo, patvirtinančio Loebo analizės? Vienintelį likę slapti duomenys įstrigę NASA biurokratijoje. Kritiniai duomenys įstrigę kosmose dar 3 mėnesiam. Galbūt tai tik labai keista kometa su ypač neįprastomis natūraliomis savybėmis, kurioms reikia nuostabios neįtikėtinų aplinkybių konvergencijos. Arba galbūt tai įrodymas, kad mes nesame vieni visatoje. Kad technologija iš kitų civilizacijų yra pasiekiama mūsų teleskopams, aplankantiems mūsų Saulės sistemą būtent per tuos kelis mėnesius, kai kuriame galimybę matyti toliau, nei bet kada anksčiau. Na kaip draugai, ir tikite visu tuo? Tais pasakiškais milijardais metų, kad kometa senesnė už mūsų žvaigždę. Kaipgi jie ten per tokį didelį atstumą taip tiksliai ištiria sudėtį, kai net pas mus Žemėje didžioji dalis vandenynų neištyrinėti. Jie dokumentavo 9 anomalijas. Tai pasirodo, kad mūsų mokslininkai patys daug ko nežino. Na, kartais tai būna, kai remiesi teorijomis iš vadovėlio. Ir tiki, jog pasaulis yra toks, kaip ten teigiama. Bent jau aš taip manau. Todėl vėliau reikės stebėti anomalijas. Na, pakalbėkime šiek tiek ir apie konspiracijos teoriją tada. Dabar išgirdote oficialią versiją, o dabar viena iš versijų, jog mes ruošiami vadinamam Blue Beam Show. Kas yra mėlynojo spindulio technologija? Mano kanale apie tai yra įrašų. Įrašo pabaigoje galėsite juos pamatyti, jei nematėte. Žodžiu, taip sakant, dabar tikrinami žmonės, kaip reaguos į neva skrendančius į Žemę ateivius. Kažkaip labai jau keista sutapimas su tuo 3i Atlas ir tuo biudžetu Amerikoje, kai nutraukiamas finansavimas. O galbūt tiesiog Photoshopas sugedo? Ar taip gali būti? Kas per spekulacijos šią temą nesuprantu. Jie negali patvirtinti biudžeto ir atjungiami teleskopai. Kaip patogu. Vienu metu mums pasakojama, jog tai paprasta kometa, o taip pat pasakojama apie neįmanomas anomalijas. Beje, buvo tokia to avi Loebo.
Toks patarimas. Nusimkit pinigus nuo sąskaitų ir pagyvenkit dar ramiai. Na, gal žmogus tikrai viskuo tuo tiki. Juk oficialaus mokslo teorijom nevertėtų abejoti. Nesvarbu, kad jie nelabai ką gali parodyti be gražių paveikslėlių iš Photoshopo. Na, tačiau dabar jų galima ir dirbtinio intelekto paslaugom pasinaudoti. Sugeneruot, taip sakant, ką reikia sugeneruot. Žodžiu, manau, jog yra tikimybė, jog kažkas gali atskristi ir kažką galime pamatyti, kad mums ruošiamas šou. Bet tai tik viena iš tikimybių, nes šou turi tęstis. Pirma buvo kaukių balius, tada buvo patikrinta, kiek yra protaujančių, o kiek save pasižymėjo į petį. Toliau staiga kaukių balius baigėsi ir maždaug praėjus mėnesiui prasideda tratatuškės. Na, kai mūsų karaliai savo nudundukintiems valstiečiams įduoda ginklus ir liepia vieniem kitus tratatuškint. Pystuvus išdalino ir pirmin. Jei nenorėjot badalų, pirmin vieni kitus tratinkit. Na, o tie su didžiausiu malonumu, žinoma ne visi, taip ir daro. Na, o jeigu tratatuškės eina į pabaigą, juk toliau kažkas tai turi įvykti. Pagal visas matomas tendencijas, ar ne taip? Na, kas mūsų laukia toliau ir kiek su tuo susijęs tas 3i atlas, bus matyt. Apie tai, manau, dar bus kanale įrašų. Tiek oficialių gal versijų, tiek alternatyvių kažkokių. Todėl dėkui, kad klausėtės, dėkui už jūsų paramą ir iki greito, draugai.